Šiandien tema, kurią mes susitikom, kad pakalbėt galvom būtų gerai, tai bent kas man atrodo labai sunku, kad pradedant filmą labai atrodo svarbu pasirinkti temą. Bent man pasirinkimo tema, kodėl ką reikia rinktis, yra viena sunkiausia. Jeigu filmą daro režisierius, jisai vyksta kiek, kokie metai vyksta gamyba. Reiškia, dar metai vyksta paieškos lėšų, finansavimo ir panašiai. Dar metai susidaro prieš tai, reiškia, kol tu rašai scenarijų, pasiruošia. Tai 3 metai iš esmės yra filmo kūrimas. Jum gal tas vyksta greičiau, spontaniškai, nereikia ieškoti pinigų, jūs paimat už pinigus už pietus iš tėvų, reiškia, išleidžia draugam spraitui, kurie filmuoja ar panašiai, ar ten suorganizuoja, tai gali filmas gimti per 2 savaitės. Bet vis tiek tai yra sunkus darbas, kai darėt, vis tiek tai nėra paprasta, tai reikia organizuoti žmonės, reikia galvoti. Tai tas pirmas pasirinkimas yra svarbus ypatingai, kadangi jeigu tas daiktas, kaip sakyti, veža, traukia, tu nori suveiti, tai tu gali ir nemiegot naktim, ir turi energijos agituoti kitus dirbti, galų gale tas daiktas, jeigu ir suklysit, tai vis tiek jūs norėjote į to keliu, norėjote į tą kelionę. Tai tas pasirinkimas, o jeigu 3 metus darai, tai įsivaizduokit, pradedi rašyti, jau į galą staiga tau pradeda pabosti. Staiga pradeda ieškoti pinigų, nebėra valios, truputį gauni. Jau kelio atgal nebėra. Ir dar turi paskui daryti metus filmą, o padaręs dar žiūrėti, nes tavo mintis pasikeitė per tos 3 metus, tu kitą jau nori daryti. Tai tas pasirinkimas yra labai svarbus ir ta kaina pasirinkimo yra, man vienam, aišku, ne taip svarbu gal man daryti tą sunkų filmą, kiek tikrai savo pasakyti. Ar tai yra kaip ir pajausti, ar tas, ką aš pasirinkau temą, ar tai gali būti nors vaizdas, pavyzdžiui, jums patiko, ar kažkokia fantazija kažkokia, ar kažkokia situacija, daug kas inspiruoja. Kaip savo pasakyti, ar tai yra mano daiktas ir man jau dabar reikia visas jėgas mesti į daryti, ar aš dar, galiu truputį, gerai, o ką dar turiu? Kuri čia ta vieta, kai galima eiti paskui filmą? Ir klaida, man atrodo, būtų galvoti, kad filmai kažkokie, tai yra labai svarbus. Filmas pirmiausia turi būti savo padaryti, savo reikia daryti. Jeigu jūs darysit ne savo filmą, tai jisai bus niekam. Jeigu jo nereikia, jis jums net neša džiaugsmo, jis neleidžia jums, pavyzdžiui, atrasti kažkokių dalykų. Džiaugtis tuo, labai, jis turi būti didelis, neturi pasakoti apie pasaulį, apie likimą, apie, nežinau, atominę elektrinę, apie koks blogi vaikai, kokia socialinė skirtis, apie save. Pavyzdžiui, man tas nepatinka, pavyzdžiui. Aš negražus, ar aš esu mažo ūgio, iš manęs visi juokiasi, aš netrandu draugų, viskas su manim vyksta. Mes dažnai padarom klaidas, kartais mes nepatikrinam ant savęs, ar mum tai yra svarbu. Ar mes norim tokį filmą sukurti, ar mes norim jį matyti kadre. Tai kai atrodo tas pasitikrinant savęs, kad jūs sakot, savo kuriu, tai čia geriausias yra dalykas, reikia tik savo ir kurti. Tik savo ir kurti, ir jeigu yra noro parodyti ir kitiems, bet kurti tik tai savo. Tai tada, kai savo kuri esi laisvas, nebijai, tu nebijai suklysti, tu darai kaip tau atrodo. Ir tai yra iš tikrųjų didžiausia vertybė ir net iš šono pasakius, pavyzdžiui, paskutiniai keli metai pasaulyje dokumentiniam kine ypatingai. Anksčiau būdavo istorijos, pavyzdžiui, globalinis atšilimas ar kažkas, nors svarbios tokios istorijos, bet tokios bendros. O labai daug prizų pasaulyje laimi filmai dokumentiniai, kurie yra paprastos istorijos, mano istorijos. Yra daug dalykų, kurie, jie atrodo kartais formalūs, pavyzdžiui. Mokykloje yra daugybė dalykų, apie jūsų gyvenime ir mūsų gyvenime, pavyzdžiui, kurie kaip ir lieka nuslėpti, pavyzdžiui, yra kažkokios patyčios ar kas nors tokie dalykai, kurie yra žmonėm jautrus, žeidžia, bet apie juos nekalbam. Tai dar mūsų vienas toks siūlymas, akstina žinia, kad nepeikit tų dalykų, kurie yra skaudus jums. Kas tie yra dalykai, kurie jūs
jūs jaudina kaip tie negeri reiškiniai. Kaip jūs, jeigu po vieną reiktų įvardinti tą reiškinį, kas tai yra? Nes kine kartais kaip yra dažnai ir mene yra, tu nori, tai yra skaudu, tai yra jautru, tai yra tau, tu apie tai galvoji ir vakare, ir kitą vakarą, ir kažką, bet dažnai nori pabėgti nuo tų dalykų, nes tau atrodo kaip ir, norisi pabėgti kažkodėl. Nes, apie tai kalbėti yra sunku, jeigu daryti filmą, dar reikia kažkaip savyje peraugti, surasti jėgų, sugalvoti scenarijų, bet tai yra labai prasminga iš tikrųjų. Taip, tie padarymai tokių darbų, iš tikrųjų, jie gydo po truputį pasaulį ir kas įdomiausia, gydo ir tuos, kurie tą padaro. Tam tikra terapija, tam tikras užaugimas, tam tikras subrendimas, tam tikras atsisakymas tos baimės. Ir tie patys, kurie darytų tą filmą, aš beveik įsitikinęs, kad jie išaugtų iki tiek, kad tai dienai po to tie esantis pasityčiojimai nebūtų tokie skausmingi arba iš vis būtų neskausmingi. Šitos pusės su jumis, jeigu darytumėt filmą, ir kitiems žmonėms, kurie pažiūrėtų tą dalyką, jis gal atrastų tą kažkokią jėgą, energiją, peraugti tą dalyką, suprasti ir nebijoti. Ir padarykit ką nors apie tai, kas yra šalia jūsų ir kam jūs nesat tikrai abejingi. Kada darysit filmus, ar nedarysit filmus, ar žiūrėsit, ar kursit. Ir jeigu jūs jausit, kad gal ir neužtenka to dėmesio, jūsų darbai skirti gali būti kitai visai geografijai, kitom vietom. Pasaulis neužsibaigia tik Lietuva. O vis tiek jūs esat, kur begyvensite, ar Lietuvoje, vis tiek esat pasaulio piliečiai. Žmogus turi būti sąžiningas, garbingas, laikyti savo žodžio, stengtis nedaryti nuodėmių, vis tiek tos vertybės yra visur vienodos. Tai atsimink, kad nereiškia, kad jūs gyvenat Molėtuose, pavyzdžiui, tai tas yra labiau provincija negu Vilnius. Visiškai ne. Jeigu mes sakom, tai mažas miestelis, bet jame yra viskas taip pat. Jame žmonės taip pat myli, jame žmonės taip pat kenčia, jame žmonės taip pat svajoja, jame žmonės taip pat atranda žvaigždės, tai jis ir yra pasaulio centras. O ne ten, kur stovi keliais namais aukštesniais daugiau, arba keletą brangesnių mašinų, arba metro yra. Tai tikrai nėra joks pasaulio centras ir tasme, ką jūs darot ir daro čia, yra tas pats, ką jūs darytume Tokijoje, Niujorke, Vilniuje ar bet kur kitur. Jau labiau, kad yra internetas, kur žmonės gali bendrauti, matyti, pažinti. Ir atsiveria visai kitos erdvės, tik jūs jas išnaudokit, bet kurį savo kūrinį skelbti. Taip, jūsų gal klasėje bus 3, kurie patinka, mokykloje bus 7, bet pasaulio gal yra 700. Dalinkite su jais ir žiūrėkit, ką jie daro. Būtent dabar, bet ateityje, nebijokit klausti, nes klausdami daug sužinote. Arba pasitikrinat, ar taip žinojot. Tai gerai, širdingai jums sėkmės, ačiū, kad atėjot, dėkit filmus ir jeigu neklausė dabar, o bus įdomu, kino garaže bus kitos pamokos, klauskite tenai. Va šitą tai jie, aš iš savo patirties, šitą tai jie daro, internete klausia, tai gal ta vis dėlto virtuali erdvė truputėlį daugiau duoda, nes aš dirbu su mokinių taryba ir jie susirenka, čia pasėdi kartais 20 žmonių ir visi gali pratylėti 2 valandas. Bet kai tik tai grįžta namo, pas mus yra grupsas susikurtas, jie visi klausimais tada bombarduoja ir jie bendrauja. Ko gero turi susigalėti galvoj daug kas. Štai aš jūsų tie daug neklausinėjau. Tai gerai, susitiksim tada kur nors Kanuose kitą kartą. Nes gerai, paskui mes parašysim galbūt net ir festivalius, jeigu padarot filmą, nebijokit siųsti, nebijokit daryti žingsnių. Vienas dalykas, jūs nieko nedarot blogai, jeigu jūs darot iš vis, tai jau darot, tai yra jau gerai, o kai padarot, nebijokit dalinktis. Tegul kiti, kurie nenori žiūrėti, tegul jie nežiūri, bet jūs dalinkitės, bet kokiais savo ieškojimais, nes tai yra didžiulis džiaugsmas ir dalintis, ir gauti reakciją, ir tai yra prasmė, ką jūs darot, tai būkit drąsus ir tikrai bus laukiami. Gerai tada, tai